Kalbėkime, pasikalbėkime. Kalbėkime taisyklingai. Šiauliams tapus lietuvių kalbos dienų sostinė, vienas iš numatytų tikslų buvo, kad Šiauliuose kuo mažiau būtų keikiamasi svetimos kalbos žodžiais. O jei jau neišeina nesikeikti, tai tada tegu iš burnos prūsta lietuviški keiksmažodžiai. Juk mūsų kalba tokia spalvinga ir įvairi, tad puikiai gali tikti ir stipres emocijas išreikšti. Pavyzdžiui, jei labai ant kažko supykai ir nori jį pasiųsti toli, gali sakyti, kad tave perkūnas, eik tu po 100 nelabųjų, kad tave velniai žaltytų, rupūžėtų, kad tave 9, kad tave šunys. O jei kažkas nepasisekė ir norisi nusikeikti, tai štai kokie spalvingi lietuviški keiksmažodžiai. Po 100 pypkių, po velnių, po galais, po kelmais, jie tararai, po 100 kalakutų. Na, o jei paieškotumėte, tikrai rastumėte ir dar daugiau smagių keiksmų iš lietuvių kalbos lobyno. Projektą Šiauliai lietuvių kalbos dienų sostinė 2025 šiauliečio kalbinė tapatybė įgyvendina Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka. Projektą finansuoja Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir Šiaulių miesto savivaldybė. Kalbėkime, pasikalbėkime. Kalbėkime taisyklingai.